Alio, alio. Ar Triušių kaimas girdi? Čia Voverių miestas. Baigėsi mano batareikė. Aš nusėmiau kuprinę. Ieškau kitos batareikės. O tas paukštis visiškai nekreipia į mane dėmesio. Čia va mano riedučiai, mano kuprinė ir paukštis. Šiandien kovo 24. Pirmoji mano išvyka su riedučiais. Diksi ta ikona, kuri rodo, kad mano batareikė baigėsi. Reikia ieškoti kitos. Ieškosim. Paukščiai visiškai neįdomu, ko aš ieškau. Tik savo reikalais užsiima. Įdomu, aš tą batareikę namie palikau. Paukščių neįdomu, ar aš ją namie palikau, ar ne namie palikau. Radau. Taigi va visokius garsus skleidžiu, o paukščiui visiškai neįdomu. Jam turbūt atrodo, kad aš čia irgi peizažo dalis. Va, radau batareikę, pakeisiu. Aš čia jį bestebėdamas supratau, ką jis veikia. Jisai čia ne šiaip sau stovi, jisai čia žvejoja. Lemputė plyksi, tuoj batareikė baigsis. Op! Aš čia rėkauju, tam paukščiui visai neįdomu. Čia riedučiai. O čia paukštis, kuriam mano riedučiai visiškai neįdomus. Pražiopsojau, jisai, man atrodo, žuvį pagavo. Pražiopsojau. Kur jis? Kol aš savo riedučius filmavau, jisai žuvį pagavo. Turbūt kažką išgirdo. Pažiūrėsim, ar egzistuoja toks dėsnis. Kai aš filmuoju riedučius, paukštis pagauna žuvį. Paukštis. Riedučiai.
patriukšmausim. Paukščių neįdomu. Nu gerai. Keičiu batareiką. O, kur aš ją pasidėjau? Tai ką, pamečiau savo batareiką. Taip. Kur jinai galėtų būti? Radau. Šalia kuprinės. Čia batareikė. Čia kuprinė. Čia riedučiai. O čia paukštis. Viskas, keičiu batareikę. O, atkreipė dėmesį į mane. Atrodo, kad aš jo nesudominau. Aš čia pusę valandos į jį žiūriu, o jis tik dabar reikės į mane numesti žvilgsniuką. Nu, dabar jau viskas, keičiu batareikę.